Labas visiems. Šnekėsime apie akmenukų šlifavimus, jų būdus. Daug visokių šlifavimų būna, bet aš savo, kaip sako, mintimis pasidalinsiu. Dažniausiai teisingą šlifavimą vaizduoja taip. Ateina šviesa, atsimuša ir išeina. Tai yra toks vaizduojamas teisingas šlifavimas. Ką mes gaunam tokiu būdu? Tokiu būdu mes gaunam tokį vaizdą daugmaž iš viršaus. Bus toks vaizdas, čia galima žaismas, nors nebūtinai, o viduj matysis aiškus briaunų piešinys ir pats visas akmenukas švies kaip prožektorius. Ta prasme, jisai visą šviesą spinduliuos tiesiai ir viso žaismo kaip tokio ir nebus labai didelio, o tiesiog švies kaip prožektorius. Tai bus pavyzdys. Kaip matom, žaismas yra nedidelis, viduj per langą matosi briaunavimo plokštumos ir akmenukas šviečia kaip lazeris. Spindi tiesiai šviesą. O briliantas atspindi ne visai taip. Brilianto šlifavimas atspindi šiek tiek sudėtingiau. Šviesa ateina, jinai atsimuša čia, jinai atsimuša čia ir tik tai išeina. Tada akmenukas, jisai visas pilnas atspindžių ir tai vadina briliantu. Čia jau matosi atspindžių žaismas, antriniai atspindžiai netgi formuojasi per vidurį piramidę tokią, paviljono pačiam centre. Nors čia ir ne deimantas, bet akmenukas žaidžia kaip briliantas. Visi spalvoti akmenukai bando išgauti tokį efektą, bet yra ir kitokių efektų. Tai pavyzdžiui, yra spalvotas akmenukas mėlynas ir jisai gan šviesus, bet jį nori sutaurinti. Tai tada šlifuoja taip, kad atėjęs atspindys ateina, atsimuša ir išeina pro šitą langą. Šviesa negrįžta per viršų. Tada akmenukas atrodo taip. Čia yra tamsu, royal, blue ir visi kiti akmenukai patamsėja, o visas žaismas vyksta šonuose. Taip yra akmenukas sutaurinamas. Ta prasme, jisai šviesus, bet iš tikro šviesos žaismas jį patamsina. Čia ne visiškai tikslus pavyzdys, bet šiuo atveju šviesa viduryje labai smarkiai neatspindi, tai kaip ir tinkamas. Yra dar, jau sakau, kuris yra nekokybiškas ir gan dažnas. Man nepatinka, gal kam nors patinka. Kai šviesa ateina, atsimuša ir išeina ten. Automatiškai jinai atsimuša nuo paviršiaus ir jinai grįžta. Tai tada akmenukas, tiksliau, iš viršaus nupiešiu, žaižaruoja čia, o čia matosi piršto plaukai, jeigu pirštai plaukuoti, vyriškas, pavyzdžiui, žiedas, arba žiedo konstrukcija, ta prasme jisai kiaurai persišviečia. Blogiausias variantas, kai visas akmenukas persišviečia, tai jau tenais nesugaudo. O čia kaip tik matosi, kad akmenukai per vidurį yra kiauri,
O šitoje nuotraukoje matosi, kad yra tik vienas akmenukas, gal du. Ta prasme, kurie yra nekiauri. O dabar pašnekėsime apie visokias gudrybės. Ta prasme, paimkime už tai, kad akmenukas idealiausias. Tai yra brilianto lygio, kai yra daug atspindžių. Tai yra, kai akmenukas yra toks, kai ateina čia atspindis, ateina čia atspindis, ateina čia atspindis, ateina čia atspindis. Gal jisai čia ateina, o gal ir čia, bet jisai išeina po daug atspindėjimų. Ir akmenukas visas žaidžia. Nes deimantai taigi skaidrus. Ir yra labai svarbu gauti šitą efektą, nes kitu atveju matysis plaukai arba nelabai kaip jisai atrodo. Čia vėlgi ne deimantas, o topazas. Kaip matom, atspindžių žaismas gan didelis. Ir jisai imituoja briliantą. Nors labiau į šoną pasukus, tas atspindys dingsta. Čia dėl šviesos lūžio koeficiento yra tas dalykas, bet kai akmenukas orientuotas, tai jisai tampa panašus į briliantą. Taigi, ką daro spalvotų akmenukų šlifuotojai? Jie daro visokius dalykus. Pavyzdžiui, kai yra taip sunku pagauti šitą kampą, nes spalvotų akmenukų lūžis yra skirtingas. Jie padaro labai daug žingsnių. Ta prasme, gaunasi, kad kiekviena plokštumėlė jinai atspindi šiek tiek kitų kampų. Ta prasme, apačioje yra labai daug plokštumėlių ir gaunasi tas pats efektas. Šitoje nuotraukoje kaip tik matosi sėkmingas rezultatas šito būdo, kai daug plokštumėlių atspindi labai gražiai. Bet kad taip gautųsi, lūžis pas spalvotus akmenis spindulio yra žymiai mažesnis, tai negu pas briliantą. Tai akmenukus šlifuoja taip. Jie būna va tokios formos. Ištemptos į apačią. Jūs pasižiūrėkit, kiek papildomų karatų. Tokie akmenukai, jie dažniausiai būna sunkus, o ta darbinė paviršius, į kurį žiūri, nedidelis. Kitaip sakant, toks būdas, jisai gimdo karatus, bet automatiškai gaunasi vaizdelis toks. Bet ne visada tokie pailgi akmenukai būna, kartais jie padaro ir va taip nušlifuoja biškį trumpiau. Bet tada akmenukas tik čia žaidžia, o čia persišviečia. Jeigu pavyksta, tai jisai sugeba visą šviesą. Kai daug tokių, tai vis tiek jisai čia žaižaros, bet persišvies. Čia kaip tik mano pavyzdys, aš čia bandžiau šito būdu su mažesniu paviljonu sužaist taip, kad atspindžiai vis dėlto pramuštų, kartais pramuša, bet šiaip akmenukas vis tiek persišviečia. Ir tokiu būdu gauti rezultatą. Man tokie akmenukai nepatinka. Tai va. Ko aš sakiau? Aš pavyzdžiui. Taigi, skaitykime, yra tokie akmenukai ištempti. Ir su geru vaizdu iš viršaus, kur atspindžiai eina per visą akmenuką.
Tai mano požiūriu geras akmenukas. Kai jisai, gal čia geriau nupiešiu. Kai jisai yra va toks ir jisai turi tą patį efektą. Taip, klientas. Iš kliento pusės yra va toks akmenukas geresnis negu va toks su išlenktu. Todėl, kad karatai kainuoja. Gaunasi, kad viršutinis diametras, kai va toks išlenktas akmenukas, sveria daugiau negu va toks. Jeigu taip juos palyginti ir va visą šitą masę perkelt, tai bus žymiai didesnis. Šitas akmenukas yra su išlenktais ir ištemptu paviljonu, su išlenktais šonais ir daug. O va šitas akmenukas, to paties svorio, yra su va tokiu paviljonu. Ir būtent šitą variantą išgauti yra ne kiekvienam arba laimės labai didelis dalykas. Tai va, jeigu ir dažnai, kaip rodo akmenukus, paviljonų nerodo. Iš principo, paviljonas tai yra paslaptis. Ne visi nori rodyti apatinę dalį, nes jinai slepia būtent meistro visas paslaptis. Ką jisai sugeba, arba kaip jisai padarė akmenuką ir kaip jisai bus. Dar vienas dalykas yra, gudrauja ne tik su šito paviljonu, bet gudrauja ir su langu, su karūna. Daro taip, ar gudravo šlifuotojas, galima labai lengvai pamatyti. Tai prasme, yra akmenukas ir yra per vidurį langas. 2 akmenukus nupiešiu. Jeigu yra langas nedidelis ir per tą nedidelį langą, aišku, matysite labai aišku piešinuką. O čia žaidžia akmenukas. Jeigu mato tokį šlifavimą, tai reiškia, tai yra va šitas šlifavimas. Tai yra per vidurį ženklas ir žaižaruoja. Bet kai nori to ženklo, kaip sakant, kad jisai kuo mažesnis būtų ir daugiau žaižaravimo, tai va šitą langą mažina. Mažina, gali net sumažinti iki labai mažiuko. Čia kaip tik pavyzdys, kai viršutinis langas plokštuma yra maža ir tas žaismas kaip tik didėja. Taip atrodo akmenukas įspūdingiau, bet čia nėra meistriškumo požymis, o tik tai gudrybė, kad akmenukas atrodytų geriau. O yra tikrai nuostabus akmenys, tai kada langas didelis, čia aš aišku gal labai didelį nupiešiau, bet jeigu su tokiu dideliu langu ir visas akmenukas žaižaruoja, tai žinokit, jūs matot prieš save šedevrą. Su sąlyga, jeigu apačia ne tokia, kaip sakant, kur daug plokštumėlių, o tokia. Tai prasme, kelios didelės plokštumos. Nelabai daug plokštumų, jos nedaug plokštumų. Visas žaismas vyksta atspindžiuose. Ir jeigu mato tokį akmenį, tai tikrai jisai bus labai brangus ir bus labai vertingas. Ir aišku, akmenukų karalius deimantas. Čia yra tikrai įspūdingas žaismas. Čia jau spalvotas akmenukas, bet irgi dėl spalvota tai didelis pasiekimas. Tai tiek, viskas gal.